Žinai, kokia viena populiariausių temų bendrai žmonių pokalbiuose yra. Nu, gal ne pati populiariausia, bet tikrai labai daug apie tai kalbama. Tai yra apie meilę. O kas yra ta meilė? Tai čia turbūt gal seksas, gal iš tikrųjų mes meilę vadinam galbūt visai ne tuos dalykus, kurie iš tikrųjų tai yra. O žinai, aš einu pasivaikščioti dažnai ir yra toks takas pas mus, tai einu greitai ir pasivijau tokią porą, tokių saugusių žmonių ir jie padėjus taip galvą ant peties eina vienodų žingsnių, prisiglaudę, sakau taip, švelnus santykiai, gražu viskas ir aš greitai nuėjau atstumą gerą, tada apsisukau, einu tuo pačiu taku atgal. Ir žiūriu, jau moteris eina priekį, susiraukus visa, vyras ten iš paskos ir apsižodžiuoja abudu ten. Ir kiek aš supratau, kad vyras neįtaikė žingsnio ir jai buvo nepatogu galva būt padėjus ir jinai, vienu žodžiu, nesutiko kažkas. Ir čia meilė, kažkaip tai, galų gale mes ką dar vadiname, meilė tėvynei, meilė tėvams, meilė sutuoktiniui, meilė vaikams, ar tai tas pats jausmas? Kažkaip tai daug klausimų kyla, ne? Iš tikrųjų tai labai gilu, tai labai stipri, gili tema, kas iš tikrųjų yra meilė. Meilė mes vadinam kartais prisirišimus, kartais vadinam norus, kartais kažkokį tai jausmą, tokį, net nežinau kaip pasakyti, galbūt tai būtų kažkoks troškimas, dar kažkas. O kas iš tikrųjų yra meilė? Ir žinot, man tokia tema labai stipri pakilo, ar mes mokam mylėti. Kaip išmokti mylėti ir išsaugoti meilę. Kad nebūtų taip, kad žingsnio nesutaikius jau iš karto nemeilė. Buvo meilė ir staiga tuoj pat nemeilė. Tai ar tai tikrai tai? Tai balandžio 9 kalbėsiu šitą temą, kaip išmokti mylėti ir išsaugoti meilę. Tai ko gero viena aktualiausių temų mūsų gyvenime, nes, kaip sako, meilė yra viskas, o viskas be meilės yra niekas. Tai kas tas viskas ir be ko yra niekas? Vertėtų įsiaiškinti, nes jeigu mes neišsiaiškinam, tai mes taip ir neatrasim to. Todėl viena giliausių, viena svarbiausių temų, kuri aktuali garantuotai kiekvienam, nesvarbu kiek tau metų, nesvarbu kur tu gyveni, nes meilė iš tikrųjų yra čia ir tu nuo jos niekur nepabėgsi. Ir jeigu tu jos neturi, tau bloga. Bloga vien todėl, kad nėra džiaugsmo, nėra gerumo, tai abejingumas, tai jau yra bloga. Ar išmoksi mylėti, ar išmoksi išsaugoti meilę, ar bent žengsi žingsnį į tą pusę. Balandžio 9, 18:30. Registruokis iš anksto ir bus patogiau, bus lengviau, bus pigiau. Susitiksim. Iki.